Sveiki, mano vardas Ugnius Savickas ir sveikinuosi su jumis Verslo žinių video podcaste, kurį inicijavo ir mano svečiais yra šiandien Šiaulių banko kolegos, atstovai, norisi net bičiuliais pavadinti. Tai noriu pristatyti pilnai, reiškia, pareigomis, o vėliau, žinokit, turiu tokį įprotį pereiti turbūt labiau vardais. Tai labai smagu, Eglė Džiugytė, Šiaulių banko finansų rinkų departamento vadovė. Labas, Eglė. Labas, Ugniau. Ir Vaidotas Rūkas, INVL investicijų valdymo padalinio vadovas. Labas, Vaidai. Sveikas. Turime temą labai įdomią finansų, nežinau, gal taip plačiai sakysiu, finansų rinkoje, ne? Ir bankininkystės sektoriuje. Mes prieš turbūt metus gerus išgirdome žinią apie didžiausio lietuviško kapitalo banko ir, galiu pasakyti, gal įtakingiausios arba sėkmingiausios Pabaltyje investicijų ir gyvybės draudimo valdymo, reiškia, bendrovės Invalda INVL mažmeninių verslų sujungimą. Tai toks pareiškimas, kuris gal tuo metu atrodė, kad dar vienas mergeris ir aišku, metai laiko, pasiruošimo, visokių daug dalykų. Šiandien ir norim pasikalbėti su jumis apie tą investavimo, investicijų valdymo ar investavimo klientų dalį, kuriai turbūt irgi šita žinutė labai aktuali. Ar galėtumėm tada truputėlį žingsnį žengti atgal mūsų pokalbyje ir galbūt tokius keliais štrichais, keliais akcentais prisiminti, ne? Šiaulių bankas su investavimo veikla ir investavimo klientais ir INVL. Kuo šitos organizacijos yra stiprios, o vėliau tada pabandysim panalizuoti ar pasikalbėti, kas bus po to, kai jau įgyvendinsime tą susijungimo sandorį. Eglė. Šiaulių bankas, investavimas, investavimo klientai. Taip, tikriausiai pradėsiu nuo tos dabar karščiausios temos - investavimas, investavimo klientai. Kuo mes čia tokie išskirtiniai ir kuo mes galime pasidžiaugti. Iš tikrųjų noriu akcentuoti pasidžiaugti visi ne tik kaip bankas, bet ir, sakyčiau, netgi visa Lietuva. Šiaulių bankas šiuo metu yra labai stiprus obligacijų išleidime. Tai yra mūsų pagrindinis produktas ir pagrindinė vieta, kur klientai iš tikrųjų ateina patys mus. Ir jie nori, ir laukia, ir teiraujasi. Jeigu šiek tiek apie skaičius, tai Šiaulių bankas šiuo metu išplatina apie virš 80% visų Lietuvoje leidžiamų obligacijų. Ir pagal vienetus, skaičiuojant pagal vienetus, ir kai mes kalbame, tokia labai nišinė tema, labai konkreti, aiški tema, bet kai išeiname į skaičius, net taip ir nišiškai atrodo, jau pakankamai stiprus argumentas pasisakyti, kad esame vieni iš rinkos lyderių obligacijų platinime. Kita iš investuotojo perspektyvos tokia įdomi tema, ką mes dar tokio turime, kur gal mažiau kas žinojo, Vaidotas tikrai žinojo, nes jau yra mus net pagyręs, mūsų platforma. Mūsų investavimo platforma yra tikrai patogi ir vartotojų draugiška, kai mes kalbame apie prekybą Pabaltijos biržoje, Pabaltijos rinkose. Bet toks kampas, kur turime pasiėmę tam tikrus nišinius ir ne visai nišinius sprendimus ir kur esam daugiausiai matomi ir girdimi šiuo metu. Ačiū. Vaidotai, o INVL? Kadangi į INVL, ko gero, vienintelė vieta, kur esame stiprus, yra investavimas, nes tik tai ir darome. Tik tai tą ir darėme, tik investuodavome žmonių ir tuo pačiu ir savo lėšas. Ir akivaizdu, kad yra mūsų stiprybė. Nebuvome didelės kažkokios grupės dalis, kad sakytumėm, čia gal pas mus kažkas čia patogiau, galbūt daugiau ten taškų atėjimo. Tai vienintelė vieta tikrai, kuo didžiuotis galima buvo, tai yra investicijų valdytojų komanda. Jinai ko gero yra didžiausia, gal net ir Baltijos šalyse pagal skaičių, ir atitinkamai mes to žmonių skaičių kompetencijomis galime padengti tiek ir minėtas obligacijas, obligacijų rinką, tai yra esam labai aktyvus investuodami į pavienės obligacijas, parinkdami valstybių įmonių, ko gero irgi nuo Čilės iki kažkur ten Pietų Korėjos. Yra tokia mūsų geografija, kur renkamės. Lygiai taip pat investuojame akcijų rinkoje, ETF-ose ir privačiose rinkose.
Ir tai mūsų ne tik stiprumas, bet ir išskirtinumas, ką mes darydavom palyginus turbūt su konkurentais, tai kad dalyvavome ne tik viešosiose rinkose, bet ir pasirinkdami privačias rinkas. Tai tam reikia komandos, ją mes turim. Super. Smagu girdėti tas stipriasias pusės ir tikriausiai einant jau prie mūsų temos apie susijungimą ir verslų sujungimą, toks nuogastavimas gal, nežinau, įdomu labai, ar iš klientų girdit, ar kažkaip taip esate su tuo susidūrę, kad, specializuoti buvo labai geri, labai stiprus, o dabar prasiplės, nežinau, veiklos mastelis, prasiplės, nežinau, portfelis, daugiau galimybių, bet tuo pačiu bus daugiau temų, kuriomis reikės domėtis ir gilintis ir gal kažkas tai gali sustreikuoti, susviruoti. Tai tokias, nežinau, pabandykim galbūt, nežinau, atsakyti, svarstantiems apie tai, ar čia tas vertės investuojančiam klientui šitas sandoris sukurs per kažkokį, ar kaip tik čia labiau tokia rizika, kaip čia jie susivaldys ir kaip čia jie neprapuls galbūt didesnėje organizacijoje. Vaidai, kaip galėtumėm pasakyti? Jeigu kaip čia žmogui neaktualu ir nenorėtų domėtis, jam niekas nesikeis. Jeigu jisai yra investavęs į kažkokį pensijų fondą, investicijų fondą ar kitas investicinės paslaugas, jisai gauna šiuo metu INVL Asset Management, tai galima nieko nedaryti. Vienintelė vieta, kuri pasikeistų, tai yra reikėtų į kitą tinklalapį nueiti pasitikrinti savo sąskaitą ir tas sukauptas pinigus. Antra vertus, kaip čia susijungimo metu, jeigu nori, aišku, klientas, o turbūt yra logiška, tą visą paslaugų spektrą bus galima praplėsti kartu Šiaulių banko grupėje. Atsakant į klausimą, ar tai pasimes ar nepasimes, tai kaip čia svarbiausia ir didžiausia vertybė, kuri keliauja, prisijungia prie Šiaulių banko grupės, tai yra tie investicijų valdytojai. Visa komanda, jinai keliauja kartu. Jinai netgi teisiškai bus atskiroje įmonėje, kaip ir investicijų valdymo bendrovė, tai net nežinau čia kiek ta takoskira, bent jau juridinė jinai bus ir investicijų valdymo bendrovės vienintelis tikslas ir pagrindinis tai yra demonstruoti rezultatus, uždirbti klientams lėšas, įgyvendinti jų tikslus. Praktiškai jokio kito tikslo, kaip dabar buvo, kaip dabar yra, nieko kito ir nebus. Tik, kad šalia bus galima irgi pasiūlyti platesnį paslaugų spektrą, jeigu tokių būtų tam noro. Egle, o banko perspektyvoje? Iš banko perspektyvos, aš gal iš abiejų perspektyvų pabandėsiu pakalbėti ir pažiūrėti būtent iš to žmogaus perspektyvos, kuris pas mus ateina. Kaip jam kas atrodo? Tai jis dabar buvo vienoje organizacijoje ir ką jis veiks rytoj, jis bus kitoj. Taip, tu būsi kito organizacijoje, bet ką tau tai reiškia, jeigu prieš tai turėjai savo pensiją, pirmą, antrą ar investicinius fondus, dabar tavo paslaugų krepšelis prasiplečia. Tau nebereikia eiti į kitą instituciją, tikrai nepameluosiu, ne vienas klientas, kuris yra pas Vaidą, ateina atskirai iš Šiaulių banką pas mus ir sako, kaip pavyzdys, noriu obligacijų. Arba noriu atskirai nusipirkti akcijų, arba noriu kažkokių kitų jūsų paslaugų. Dabar jam lakstyti, atsidarinėti papildomą sąskaitas, turėti 2 atskiras institucijas jau nereikės. Jis jau galės viską turėti vienoje vietoje, galės operuoti skirtingais produktais iš vienos vietos, iš vienos sąskaitos. Matyt, ne vienam iš mūsų nepatinka atsidarius sąskaitą galvoti, kiek dar bankų pas mane yra ir kai reikia pagalbos iš savų, iš artimųjų ir vidinės, susiprasti, ko aš šitam pasaulyje tiek daug visko turiu. Kai turi viską vieno vietoje, kur kas paprasčiau išlaikyti fokusą. Į fokusą, į ką tu vis dėlto nori pasiekti. Jeigu tavo tema yra investavimas, tavo fokusas čia ir turėtų būti. Tau nereikėtų leisti laiko, papildomai galvojant, kur kas vyksta, tu turi fokusą investavimą, žinau, ką veikiu, turiu spektrą produktų, kuriuos galiu rinktis, tiek pas Vaidą, tiek iš Invaldos perspektyvos, tiek iš Šiaulių banko paletės produktų, viską galiu pasidaryti vienoje vietoje. Ir aš labai mėgstu dar tą patį diversifikacijos žodį. Ir kartoju tikriausiai kiekvienam podcast'e, kiekvienam kur tik galiu pasikalbėti ir pasipasakoti, kad diversifikacija yra esmė.
Kai turime didesnę organizaciją, turime didesnį paslaugų spektrą, tą padaryti ir įgyvendinti yra kur kas paprasčiau. Kaip sakiau, nereikia ieškoti skirtingų partnerių tą padaryti, atsiliepia į komiso mažesnį suvokimą, kad kaip man, kaip vartotojai, turėti viską iš vieno rankų ir net ir finansiškai labiau apsimoka. Iš šitos perspektyvos, o iš kitos tokios labai žemiškos ir žmogiškos pusės, kad mes sujungiam pakankamai stiprius žinių centrus. Taip. Tiek Vaidoto komanda yra apdovanota ir tarptautiniu lygiu, ir vidaus rinkoje su savo pasiekimais, su savo žiniom, tiek Šiaulių banko kaupta patirtis mūsų temoje, tai pavyzdžiui, kaip minėjau, obligacijos, akcijos, prekyba, kitos paslaugos. Patirtis kaupta po 10, 15, 20 metų pas visus. Ir mes visi atsinešam savo patirtis, savo žinias ir norime jomis dalinti su klientais. Kai vyksta organizacijų susijungimai, kaip gali tas žmogus, kuriam tai aktualu, išlošti, jeigu tai paprastai pasakyti, imkite iš tų organizacijų viską, ką galit. Vienas dalykas, ne tiek, kiek iš produktų pusės, kiek iš edukacijos ir žinių. Eikit, klauskit, sakykit, man įdomu, kas pasikeitė, kaip jūs galvojat, kaip tai veikia, semkite žinias, prašykit tų žinių, rodykit norą jas gauti, o mes tikrai rodysim norą jomis dalintis. Čia labai įdomų kampą, Egle, palėtėt, norisi dar ties jo truputėlį staptelėt, nes produktiniai pusėje aš suprantu, atsiranda daugiau produktų, atsiranda, kaip sakot, galbūt tas vienas langelis arba tas vienas bankas, su kuriuo bendrauju ir jame yra tikrai išpildyta gerokai daugiau mano poreikius atitinkančių, reiškia, sprendimų. Ne? Bet investavimo veikloje, ne, tikriausiai svarbu ne tik pats produktas, bet tada jau jo, nežinau, ne lietuviškas žodis, performances, jo grąža, efektyvumas, grąža, pelningumas ar panašiai. Ir tikriausiai, kad aplinka, investicinė aplinka, ar ten, nežinau, investicinis klimatas, jis toks, tokio turbulencijos, čia turim įvairiausių reiškinių pasaulyje vykstančių ir ar galima kokią nors rasti čia įžvalgą, aš aišku grįžtu prie tos jūsų žinių arba kompetencijų centrų tokio susijungimo, kad dabar būsim, nežinau, dar geresni, arba dar atsparesni, arba, to investicinių sprendimų kokybės aspektu. Keičiasi kažkas tai? Aš sakyčiau, kad keičiasi tik į gerą pusę. Aš labai mėgstu vadovautis fiziką ir matematiką ir, žinokit, labai paprastuose gyvenimo situacijose. Ir vienas iš paprastų matematinių statistinių principų sako, kad kuo daugiau žmonių apklausi, net ir klausimo, kurie gal ir nežino atsakymo, tu būsi labai arti teisingo atsakymo, paėmęs jų visą suvestą vidurkį. Tai čia net nebūtinai, kad klausiam ir atsakom, mes kalbam apie komandos pasipildymą tikrais ekspertais. Mes kalbame apie komandos pasipildymą ir ekonomistais, analitikais, portfelio valdytojais, makleriais. Visa šita sistema, ekosistema, jis pasipildo tikrai dideliom žiniom, dideliam patirtim. Ir kai klientui ateina ir norisi žinoti, kaip vis dėlto bus valdomi jo pinigai, kas su jais bus daroma, kas mums visiems labiausiai aktualu, tikriausiai ir labiausiai norime būti įtraukti. Mes čia turime pasitikėjimą ir galime pasitikėti, kad žmonės su išsilavinimu, žmonės su dideliu noru veikti savo temoje, žmonės galvojantis visą laiką, kaip padaryti, neieškantis priežasčių, kodėl nedaryti, o ieškantis galimybių, kaip padaryti, ateina pas tave su visu šituo portfeliu ir sako, darom, kad būtų geriausia. Nes jeigu tau bus gerai ir mums bus gerai ir mūsų bendrų tikslų mes ir einame. Tai šitos perspektyvos sakyčiau, kad žinių pasidalinime būsime ypatingai stiprus ir tikrai norėsime tą daryti. Vaida, tai jūsų veikloj, ne? Girdžiu tą žinutę, kad su visa komanda, reiškia, keliaujame į tą naująją organizaciją, gal ją netgi taip norisi vadinti, į tą naują finansų rinkos dalyvį, tokie, ne? Bet kas pasikeis? Žiūrint iš tiesų į tos investavimo sprendimus, nes iki šiol, suprantu, pakankamai pripažintai, kokybiškai tai darote ir tarptautiniu mastu pastebima, kaip vien dirbat. pagiras, ačiū. O kas kitai bus po to?
Viena yra tiesiogiai, tai ką Eglė minėjo, yra sinergija tarp investavimo sprendimus priemančių žmonių ir tų kompetencijų. Tai yra tas dalyba, kartu buvimas, tikrai atsiperka, tikrai padeda ir tikrai veikia. Tai čia vienas, ir ką jau Eglė labiau gal ir detaliau net pasakė, yra kita nematoma pusė, kur pasaulis visas juda ir galbūt su kokiais iššūkiais susiduria, įskaitant ir mes kaip rinkos dalyvis ir bet kuris kitas, tai yra ta masto ekonomija, ypatingai dviejose vietos. Tai vienas yra reguliacinė pusė, nuo ten pinigų plovimo iki atitikčių ir nesuvokiamų skaičiaus dokumentų, europinių, ypač europinių ir visokių kitokių. Tai kaip čia mano, investicijų valdytojų komandos vadovo, vienas iš svarbiausių dalykų, ką aš turiu daryti arba ko siekiu, tai yra, kad investicijų specialistai kuo labiau orientuotųsi į investavimo sprendimus ir kuo mažiau jiems skaudėtų galvą apie visą kitą tą lauką. Nes už tų 10 ar kiek daugiau tų investavimo specialistų, tų fondų valdytojų, slepiasi dar didžiulė komanda, kuri yra nematoma. Tai tų atitikties specialistų, pinigų prevencijos, plovimo ir daugybė tokių dalykų. Tai prisijungiant ir sujungiant šitas dvi organizacijas, tai iš karto galima turėti sinergiją šitoje vietoje. Tai yra, kad tai yra vis tiek tie patys bendri procesai, panašus procesai, jos galima dalintis ir tada būtent galima sutelkti dėmesį į sprendimų priėmimą ir investavimo kokybę, kad jo laiko liktų kuo daugiau. Tai čia yra vienas aspektas iš tos masto ekonomijos ir sinergijos naudos. Kita dalis, kuri irgi pasaulyje yra lygiai tokia pati, kodėl bankų skaičius mažėja apskritai ir gan drastiškai ir pastoviai, tai yra IT dalis. Tai yra labai brangus instrumentas, kad atsirastų, nežinau, žmogui, tai negi negali padaryti to mygtuko, kad paspaudžia ir jis veiktų. Tai kad tas mygtukas atsirastų, reikia daugybę specialistų, sistemų, kurios labai brangiai kainuoja. Tai vėlgi, didesnės grupės dalimi būnant, tie technologiniai sprendimai, jie efektyviau veikia, ant didesnio kiekio klientų, ant didesnio skaičiaus pinigų, galima geresnius technologinius sprendimus daryti. Ir tą ketinam daryti. Tai vėlgi, kad investavimo profesionalam liktų kuo daugiau laiko būtent investicijom užsiimti, o ne visam kitiem reikalam. Bet labai gerai, Vaidai, tai sufleruojate dvi temas dar, kurias norisi šiek tiek staptelėti ir pagilinti. Investavimo veikloje, reiškia, vienas faktorius yra rizika, rizikos apetitas. Arba, tam tikrą prasme, tai yra ir strategijos dalis. Ir dabar, kaip sakot, keičiantis, nežinau, galbūt tai konjunktūrai, sujungiant veiklas, įvertinant reguliacijos visą mastelį. Labai buitiškai paklausiu, tai ar nebūsite priversti, pavyzdžiui, būti gerokai atsargesni? Ir dėl to galbūt, man kaip investuotojui, tarkim, sakysiu, jie dabar jau tapo tokie labai dideli, ten labai pasikeitė rizikos, reiškia, apetitai ar rizikos strategijos ir gal aš tada einu kur nors kitur. Kaip bus šituo atveju po susijungimo? Kadangi mes ateinam su savo investavimo žiniom, su savo investavimo specialistais, su strategijomis, tai mano nuomonė mes visą tai tęsime, nebent kažkas tai bus evoliuciško ir natūralaus. Galbūt mūsų, nežinau, platesnė komanda, jie įžvelgs kažkokią riziką, kurios mes nepastebėjom. Bet tai, sakau, tai turėtų būti evoliucija, ne revoliucija. Šiaip įdomu tai, kad jeigu pažiūrėtumėm tos pačius, pavyzdžiui, Lietuvos banko teikiamus rezultatų apžvalgas, ten visą laiką pridedama ne tik tai grąžos elementas, bet ir rizikos elementas. Tai nežinau, kam keista, o kam gal nekeista, bet būtent mūsų valdomų produktų rizika
sudėtingais mato vienetais išreikškus, bet kad jau kaip bežiūrėsi ten ar kairiai ir dešiniai, tai jie yra mažiau rizikingi arba mažiau sviruojantis. Kas šiaip rodo, kad mes ir šiaip galbūt mes prisiemam mažiau rizikos arba ją kitaip išdėliojame, kad pavyzdžiui, kritimo metais, 22-ieji, tokie buvo koronos, 20-ieji ar tie patys, nežinau, 2018 metai irgi buvo neigiami. Tai būtent tada atsirasdavo mūsų, tas pozityvus atotrukis grąžos prasme nuo konkurentų. Tai yra, kaip čia viskas krisdavo, be abejo, kartu irgi mūsų produktai keliaudavo kartu, bet vertės išsaugodavom daugiau. Tai šitas rizikos elementas, jisai mūsų valdomose produktuose net yra turbūt mažesnis, arba bent jau matematiškai taip atrodo. Čia svarbus argumentas. Egle, o banko, vėlgi taip žiūrint perspektyvą rizikos kampu, rizikos apetitu, pasikeis kas nors? Aš gal irgi vėl grįšiu prie to paties investuotojo, tai mažesnė rizika, išlaikant grąžą, investuotojų yra pliusas. Investuotojo siekiamybė ir turėtų būti siekti su mažesnė riziką, išlaikyti tam tikrą grąžą arba net ją šiek tiek didinti. Aš gal iš savo asmeninės patirties per labai daug metų, aš labai dažnai gaunu klausimą, Eglė nori instrumento su didelė grąža, bet su labai maža rizika. Ir visada labai norisi pasisakyti, kad aš irgi noriu, žinokit, aš irgi noriu, bet šitas žvėris rinkose vaikšto labai panašiai. Kuo aukštesnė rizika, tuo galima tikėtis ir aukštesnės grąžos, bet jeigu nenorime turėti rizikos, grąžos matyti irgi bus mažiau. Iš banko perspektyvos, iš banko instrumentų perspektyvos, einant pas investuotoją, ar mūsų poreikis būtų didinti riziką, aš sakyčiau, kad ne. Mes atstovaujame investuotoją. Mūsų poreikis yra siekti investuotojo gerovės, o ką reiškia investuotojui turėti atitinkamą grąžą, aukštesnę ir žemesnę, bet su mažesnė rizika. Ir kai prisijungia stipri komanda, kai prisijungia daugiau analitikų, prisijungia daugiau ekspertų savo temos, mes galime su daugiau akių, daugiau rankų ieškoti tų instrumentų, ieškoti tų priemonių, kurios generuotų šiek tiek mažesnę riziką, bet su panašia grąža kaip kitų. Tai labiau tą rizikos prisiėmimą vertinčiau iš to investuotojo perspektyvos, kad mūsų tikslas turėtų būti jos siekti mažiau. Iš banko pozicijos, nes tikrai vartotojai labai dažnai bijo, kad jūsų noras įti rinką bus mažesnis, nes daugiau baimių gal atsiras. Aš gal noriu irgi pabrėžti, kad su susijungimu, su projektu, su Vaidoto komandos prisidėjimu, su pačiu Vaidoto ir komanda mes matyti jau dirbame šiek tiek iš seniau. Šiaulių bankas jeigu aš neklystu, antros pakopos pensijos pradėjo platinti ir dirbti su jomis jau nuo 2016 metų. Tai mes jau turime patirtį, mes jau turime įdirbį, jau 7 metų įdirbį. Nuo šių metų vasaros jau ir 3 pakopa prisijungė investiciniai fondai, tai tas įdirbis buvo daromas pakankamai sistemingai. Ir jeigu pažiūrėsime atgal tos pačius 7 metus ar mažiau, ar keitėsi mūsų rizikos lygis, ar noras ateiti pas investuotoją arba pas klientą, aš sakyčiau, kad mūsų noras tik augo. Noras pritraukti investuotojus, noras su jais dirbti, noras su jais dalintis, padėti jiems veikti šito investicinėje aplinkoje, tai jūs pas mus tik augantis. Tai tokių baimių, kad mūsų noras įti pas investuotojus mažės, nes mažės mūsų rizikos poreikis iš klientinės pusės, sakyčiau, kad yra priešingas, kad mes turime dar didesnį norą, dar didesnį užsideigimą, dar didesnį norą veikti būtent šitoje aplinkoje. O jeigu žiūrėti dar kitas kampas, reguliacinės pusės, ką labai gerai Vaidas akcentavo, kad kuo didesnė organizacija, tuo efektyvumas didėja. Tuo tas vienas fiksuotas kaštas, jis išsidalina į daug skirtingų vienetų ir klientai turi tiesiog iš to labai aiškę finansinę naudą. O tas technologinis kampas, tai bus tas mygtukas? Gal truputėlį galit irgi šiek tiek, nežinau, užuominą kažkokią tai duotą, ne? Aš tikiu, kad gal dar šiandien irgi visų detalių neturim arba ne viską gal galim ir papasakoti, bet tokį truputėlį, kaip čia prieskonį tos ateities po susijungimo, ne? Ir tos technologinės skaitmenizacijos galbūt perspektyvos. Kaip tai pajus klientas jūsų? Aš galiu pradėti šitą klausimą atsakyti, žinokit, aš turiu
tokį lengvą, kai pamatau mygtuką kažkur kitur, sienai, nesienai, man reikia visada jį paspausti. Aš iš tų žmonių, kuriems reikia visada jį paspausti ir pažiūrėti, ką jisai daro. Vargšė mano mašina, žinokit. Dar dabar yra lempučių, kurios neišsijungia, nes nežinau, ką prispaudžiau. Bet grįžtant prie banko, prie tos esmės, ar bus tas mygtukas, labai atvirai pasakysiu, bus. Ir šito klausimo, žinokit, nepatikėsit, aš gaunu pakankamai dažnai ir ko aš labai džiaugiuosi, nes ką tai rodo, kad mūsų investuotojų įsitraukimas labai didėja. Taip. Jiem įdomu, ką mes veikiame, jiem įdomu, kas su mumis bus ir jie lygiai taip pat laukia, ką čia jūs parodysit. Ir aš dažnai atsakau, kad žinokit, po 2 metų tai, kai jūs matote dabar, bus visiškai kitaip. Ir tas visiškai kitaip visada mes į naujus dalykus einame su baime. Visi žmonės einame su baime, nes nežinome, kas bus. Ir aš, žinokit, pasakysiu paslaptį, žinau, kad bus gerai. Tai tas mygtukas bus daugiau funkcionalumo, daugiau tų pačių instrumentų, daugiau patogumo klientams, ypatingai investavimo klientams. Tai ta perspektyva, kurią gal tiek plačiai dar nesidalinam, bet viduje, kiek matom, tai bus tik į gerą. Ir aš dar irgi pasisakysiu iš investuotojų perspektyvos, turiu tokį įsitikinimą, kad visi investuotojai yra optimistai. Ir dažnai būna, kad, aš jau ne. Taip, jeigu tu kažką darai ir tu įmiesi projektų, įmiesi pokyčių, įmiesi investuoti, tu jau esi optimistas, nes tikėsi, kad bus rytojus geresnis. Tai žinokit, šitoje vietoje galiu racionaliai, optimistiškai pasakyti, kad bus geriau. Vaida, tai kaip jūsų perspektyvoje? Ta ateitis tokia, gal čia šiek tiek galim leisti dar savo ir pasvajot truputėlį įvykus šitam susijungimui, įvykus šitam sandoriui, atsirandant, kaip ir minėjot, tai masto, šiokiai tokiai masto efektui, apie ką galim savo leisti pasvajot ir tuo pačiu truputėlį pažadą rinkai duoti. Aš galvoju, neturėtų būti to gero blogo policininko, optimisto, racionalisto, tokia diskusija. Tai jeigu svajoti ar 3-5 metų laikotarpiu, tai aišku viskas bus mygtukas. Bus mygtukas. Ir ne vienas, gal net ir 2. Ir ne vienas, kad tai bus kažkas nuo rytojaus, jau kad čia mes pradėsim žibėti, tai reikia irgi čia tiek savo pasakyti, kad mes negalėsim per naktį kažko sukurti ar net per kelis mėnesius. Tai akivaizdu, kad tai yra laikė, turbūt per metus laiko pasitobulinsim, per 2 bus dar geriau, kol turbūt 5 metų horizonte tikrai galėsim sakyti, kad mes esam patenkinti šitą kelionę, kad esam patenkinti, 30 metais, kad esam patenkinti ir nieko nereikia daryti, taip niekada nebus. Ar būsim padarę didelį šuolį nuo šiandienos? Vienareikšmiškai. Dar galvoju apie šiandieną arba ką atsinešam gero, ką verta išlaikyti, ką verta tobulinti. Tarkim, tikrai girdėjau atsiliepimų, vien iš mano pažįstamų ir draugų, tarkim, mūsų 2-3 pakopos pensijų fondų savitarna. Sako, jūsų savitarna tikrai yra aukšto lygio, čia kaip sako, net startupai, kai daro specialiai kažką tokio, tai sako, panašiai taip kokybiškai jūsų yra išpildyta. Tai čia yra ta geroji dalis, kurią turbūt reikia atsinešti, išlaikyti ir pateikti platesniam ratui žmonių, kad jisai galėtų tai padaryti. Bet turim akivaizdžiai ir trūkumų, ir netgi Luko investuotojo pastaba, kaip jisai norėjo internetu vieno mygtuko paspaudimu įsigyti vieną iš mūsų produktų ir dėja to greitai negalėjo padaryti. Tai akivaizdu, kad mes šitą bandysime kuo greičiau išspręsti, kad tas paslaugų prieinamumas jisai būtų maksimaliai pasiekiamas, maksimaliai greitas ir atviras. Tai gal net ir mėnesių bėgyje tai galėsime padaryti ir prieiti internetu pasiekti mygtukų. High five. Čia geras noras. O ką sako dabartiniai jūsų klientai? Apskritai, kokia nuotaika gyvena? Toks gaunat jau grįžtamojo ryšio ar kažkokių tai kaip ir, ar tai palaikymo, ar tai pastabų, kritikos, ar tai nuogastavimo. Labai smalsu, nes viena vertus, tie, kas yra aktyvūs investuojantys, tai tikrai manau, kad ir domisi, ir stebi, ir kaip sakė Eglė, yra optimistai, žiūrintis gal kartais tikrai labai toli į priekį.
Bet tas, vat, man rūpi ta vieta, vat, toks, žinai, transformacija, pokytis, susijungimas, su tuo susijęs galbūt kartais nerimas arba vat, to tokia, kaip ir sakėt, nepatogumas arba tas toks iššūkio, nekomforto, reiškia, būsena. Ir tada vat, jūsų santykis su klientu, vat, ar čia jaučiat kažkokią tai įtampą, ar kaip tik sako, viskas, liuks, važiuojam greičiau, duokit mygtuką ir kokias nuotaikas nuskaitot? Aš sakyčiau, kad labai įvairių nuotaikų. Kiek žmonių, tiek yra nuotaikų, kiek žmonių, tiek yra nuomonių, bet gal viena iš tokių pagrindinių labiau baimių pas klientus, pas investuotojus yra, ar jūs tikrai išlaikysite tas žinias, ar jūs tikrai išlaikysite tą sugebėjimų savo, kur jūs esate geriausi. Ir kita tema yra, ar tikrai sklandžiai sugebėsite įvykdyti procesą. Procesas, pripažinkim, yra labai didelis. Sujungti dvi organizacijas, kurios veikia atskirai ir padaryti tiek vieną kultūrą, tiek vieną organizaciją, vieną sistemą. Mes turime Lietuvoje tikrai ne vieną pavyzdį, kurie bandė tą daryti iš šiek tiek skirtingų temų ir klientai vis dar skundžiasi praėjus labai daug metų, kad neveikia taip, kaip norėčiau gal, ar neveikia taip, kaip tikėjausi. Ir tiek lūkesčio suvaldymo, tiek tų techninių įgyvendinimo iššūkių mes tikrai turime. Ir turime jų apščiai. Bet ką noriu uždėti akcentą, kad ties šiuo projektu tiek susijungimu dirba 200 žmonių. 200 žmonių kiekvieną dieną galvoja, kaip padaryti. Galvoja, kaip padaryti darbus, kad tas sklandumas kuo operatyviau ir greičiau atsirastų. Kad kuo geriau žmonės galėtų dirbti. Aš žinau, kad turiu nedirbti, atsiprašysiu, turėjau žmogų, kuris mane labai gerai išauklėjo, kad dirba tik arkliai, o žmonės veikia. Kad kuo geriau galėtų veikti tiek sistemos, tiek žmonės. Ir čia mums padeda ir mūsų abiejų šalių stiprybės. Iš tos perspektyvos, kaip minėjau, kad įtraukiam labai daug žmonių. Įtraukiam daug skirtingų lygių žmonių ir tiek Invalda atsineša savo stiprybės ir mokėjimą veikti su projektais, mokėjimą dirbti su skirtingais projektais, tiek Šiaulių bankas tikrai yra parodęs ne vieną tokį susijungimą savo istorijoje, jis jau įgavo žinių, kaip tą padaryti, pasimokė iš savo klaidų. Ar bus nesklandumų? Bus. Visada būna. Žinokit, meluočiau, jeigu žadėčiau, kad nebus. Tikrai bus. Bet dirba didelės komandos, kad jų būtų kaip įmanoma mažiau, kad jie būtų kaip ir operatyviau išspręsti ir vis dėlto iš tų visų nesklandumų mes išmokstam, kaip galim dar geriau padaryti, kaip mes galime dar kažkaip sugalvoti, kad vis dėlto įgalinti žmonės veikti, investuoti arba naudotis paslaugom. Ir čia dar prisideda ta dalis, kai kalbame apie klientus, apie investuotojus ir ne tik, kad Šiaulių bankas turi daugiau negu 60 padalinių Lietuvoje. Ir mes tikrai esam ambasadoriai tos minties, kad mes esame arčiau kliento. Mūsų tikslas yra būti arčiau kliento ir kad ir kas benutiktų, kokie nesklandumai, mūsų genuose užprogramuota, kad mes esame arčiau. Mes esame lietuviško kapitalo bankas, už savus nors ir mūrus stojam ir sprendžiam kaip galima greičiau. Kai esi šalia, kai tu gali bet kada ateiti į skyrių, kai tu gali bet kada žinoti savo kontaktą, kur pasikreipti iškilus klausimams, sklandumam, nesklandumam, galiausiai pasiteirauti ir pasižiūrėti, kaip vyksta procesai. Ir kur kas paprasčiau, kai turi tokią artimą ryšį su klientu, artimą prieimą prie kliento ir kliento prieimimą prie bankinių paslaugų, prie kolegų paslaugų ir žmonių gyvų. Ir tą stiprybę mes ir stengiamės panaudoti šio projekto metu. Kad esame arčiau ir turime labai gyvą prieimą su klientais. Noriu dar vieną klausimą, tokį šiek tiek esame aptarę tai su jūsų kolegomis kitose video podcastuose, bet taip pat šitam aspekte, investavimo veiklos, investavimo klientų aspekte. Eglė minėjot, tiek Šiaulių bankas, tiek ir Inval yra turėję savo patirtyje susijungimų. Tai nėra pirmasis susijungimas. Tai žinoma, aišku, jie visokie, didesni, mažesni.
šito proceso metu, nes jūs šitam procese esate turbūt daugiau kaip metai, visas ir pasiruošimas, ir sukonstravimas, ir, kaip sakėt, dizainas pokyčio, ir žinoma, jo įgyvendinimas. Kokius tokius, nežinau, jeigu taip paim tokios vadybinės edukacijos tikslą, ne, kokius patarimus, kokius, nežinau, 3 svarbiausius punktus, kad kiekvienas galėtumėt duoti įmonėms, kurios galbūt šiuo metu yra tokiam pradžioj tokio proceso, ar svarsto čia jungtis, nesijungti. Gal yra kažkokie iš patirties šitų pastarųjų metų tokie kritiniai aspektai, ne? Vat kaip valdyti mergerį, ne? Kaip valdyti susijungimą, žinoma, svarbus faktorius, nestabdant veiklos ir nesustabdant net ir pažadėtos gražos arba nuo jos, taip sakant, siekiant įsipareigojimo. Ne? Čia mes turim tokį juoką, turbūt visi esam girdėję, čia kaip keist varikliai skrendančiam lėktuvui. Ne? Keleiviai turi to nepajusti. Kokios būtų jūsų įžvalgos, gal Vaidai? Pradėkim nuo jūsų. Čia kaip ir su investavimu į nekilnojamą turtą yra 3 svarbus dalykai, yra vieta ir vieta. Tai turbūt susijungimo, valdymo kontekste irgi yra svarbus 3 dalykai - komunikacija ir komunikacija, nes visa kita, man atrodo, tai kaip čia, kai tinkamai komunikuoji, tai tada vyksta, veikia ar dirba. Vidinė, išorinė komunikacija yra ir tiesiog pats svarbiausias dalykas, jo niekada nebus per daug, kaip įmanoma daugiau ir visi dalykai, kurie didino komunikacijos apimtį, jie pasiteisino ir prisidėjo prie geresnių rezultatų. Formali, neformali, nežinau, laiškais gyvai, čia yra pagrindinis dalykas. Tokį dar, jeigu galiu to, Egle, prie jūsų sugrįšim, bet provokatyvų. Kaip vertinat? Jums pavyksta? Sekasi? Tai gruodžio 1 sužinosim, supratau, kaip pavyko, bet kol kas tokia netgi šiek tiek ramybė yra, ypač, jau baigėsi kaip čia mėnuo, artėja mėnesis į pabaigą, kai turėsim susijungimą, bet skirtingų komandų, kaip paklausiu, tai kaip manai, ar dabar jau viskas bus gerai, ar yra vietų, kur gali kažkas degti, tai tokios yra ramybės, kad lyg ir neblogai, aiškios, akivaizdu yra tas technologinės turbūt vietos, kur tikrai kažkas bus nepagalvota, kažkas nepaspausta ir neperkelta, bet apart tokių dalykų, tai tokia net, sakyčiau, šiokia tokia ramybė yra, kad turėtų pavykti, turėtų būti gerai. Super, puiku, ačiū labai, Vaidotai. Tai aš papildysiu Vaidotą, kai sakė komunikacija, kada žmonės nerimauja ir spekuliuoja ir pasimeta, tada, kada trūksta komunikacijos. Kai jie neturi grįžtamojo ryšio, tada žmonės nerimauja. Kai žmonės žino informaciją, žino, koks planas, ką ketinam daryti, planas visada gali keistis. Ir gyvenime planai keičiasi. Matyt, šitą reikėtų priimti, kad nuo to starto A, kai tu pradėjai, kartais įvyksta gyvenimas ir eini į B, C ir D, žiūrėdamas, kaip viskas vyksta. Tai, ką minėjo ir Vaidas, tai yra komunikacija. Aš šiaip dar pridėčiau ir tokį kultūrinį dalyką, tai būtent yra žmonių įtraukimas. Aš sakau, šventai tikiu, kad kuo žmonių daugiau įtrauksi ir leisi jiem galvoti viena tema, tuo skirtingos nuomonės atsineša savo patirčių, savo žinių ir kartu mes galime labai daug kampų nukirsti ir labai daug tiesių kelių pramušti pro medžius, uolas ir kalnus, kartu galvodami vieną kryptim. Tai žmonių įgalinimas, jų įtraukimas į tą galvojimo proceso, į organizavimo procesą, nes dažnu atveju mes patys ir esame vartotojai. Tai iš savo vartotojiškos patirties mums yra kur kas paprasčiau pasakyti ir pagalvoti, kaip padaryti, kad vis dėlto klientui būtų patogu, įdomu ir gerai. Ir ta trečioji, matyt, savybė yra daugiausia apie tą galvojimą dėl kultūrinės. Aš manau, kad viskas prasideda nuo kultūros, ne tik nuo mygtuko paspaudimo, mygtukas atsiranda iš kultūros ir galvojimas, kaip padaryti. Aš labai mėgstu tą, kad neieškom priežasčių, žiūrim į galimybės. Ir tiek finansų rinkose dažnai tą sakau, kad ir koks bebūtų laikas, tai yra tokia
tobula tema, nes čia visada rasi galimybių. Ir kai vyksta dideli projektai, ir kai komandos, organizacijos galvoja apie tai, kaip padaryti, kad klientui būtų gerai, kaip padaryti, kad vidiniam klientui, darbuotojui būtų gerai, kaip padaryti, kad visai ekosistemai, galiausiai Lietuvai būtų gerai ir duoti tos iš tikrųjų pridėtinės vertės. Tai va tas galvojimas, kaip padaryti, yra vienas iš labai svarbių aspektų, mano nuomonė. O mes tą mokam, tą darom daug laiko. Taip. Ir iš tikrųjų galiu tik pasidžiaugti, kad visa organizacija, tiek prisijungianti, tiek esama, turi tą tokį vidinį geną, kur tikrai galvoja vis dėlto, kaip padaryti. Aš manau, kad šitas atvejis, šita irgi Lietuvos verslo istorijai svarbus mergeris, svarbus susijungimas, dar bus tikrai nagrinėjamas, aptarinėjamas ir šiek tiek būdamas tokiu lyg tai vadybos, nežinau, edukologų, ar kaip čia pavadinti reiktų, irgi tame ieškau įžvalgų visiems rinkos dalyviams pasinaudoti tomis praktikomis ir patirtimis. Labai šaunu girdėti. Labai gaila, kad laikas greitai bėga ir mūsų pokalbis eina į pabaigą, bet labai noriu jau dabar ne kaip institucijų atstovų, bet kaip Vaidoto ir Eglės paklausti. Visame susijungimo kontekste, žinodami tai, ką žinote dabar, žinodami, kokią naują organizaciją projektuojate, turėdami tam tikrą strategiją ant stalo, kokią svajonę išpildysite, kokia yra jūsų asmeninė ambicija, šitoj visoje istorijoje, kuris sakytumėt, Ugniau, žinok, čia dabar yra šansas padaryti tai arba tai. Kas tai būtų? Labai smalsu išgirsti. Eglė. O, žinokit, kaip man patinka kalbėti šitą temą, aš čia galiu, tikrai pritruks mums laiko, bet pagrindinė mano asmeninė ambicija ir mano, netgi galėčiau sakyti, svajonė, nuo pat tada, kai aš pradėjau dirbti finansų rinkose su investavimu, tai buvo gerokai daugiau negu prieš 10 metų, aš turiu vieną labai aiškę viziją. Tai yra kurti investavimo bendruomenę, kurti bendruomenę. Ir bendruomenės ypatumas, kad mes visi kartu esame, dalinamės kiekvieną savo žiniomis ir siekiame to aukštesnio, geresnio rezultato iš skirtingų perspektyvų. Ir tas investavimo bendruomenės kūrimas, žinokit, čia yra mano aukščiausias tikslas. Ir aš per daug metų vis ieškau tų organizacijų, kur tikrai būtų galima suburti tą bendruomenę ir ją paleisti į gyvenimą. Tai sakyčiau dabar, kur mes esam, kuriam kontekste ir kokioje aplinkoje esame, ta galimybė gyvendinti šitą idėją, kurti vis dėlto tą bendruomenę iš pakankamai tokios siauros mano temos, kuri vis dėlto populiarėja, tai būtent investavimas ir kurti tą investavimo bendruomenę, ją daryti labai kokybišką. Tai čia apie tą mano asmeninę svajonę ir lūkestį ir yra. Atsiranda šansų tą labai daug. Realizuoti. Tuo aš ir labai džiaugiuosi ir už tai labai garsiai dalinuosi tuo. Tai jau pažadas iškeliavęs, jau nebebus kur atsitraukti. Paleista? Taip. Vaidotai, o jūsų, ta tokia, vėlgi tokia, kaip vienas bičiulis sakydavo, žinai, Ugniau, svajonė turi būti arti kliedesio, nes kliedesys jau gali būti per daug, bet kažkur arti. Kas yra jūsų svajonė? Mano kiekviena diena turbūt prasideda, baigėsi ir eina galvojimu, tai kaip užkariauti pasaulį. Ir čia nėra tik tai darbinė prasme ar investavimo prasme, bet kuria prasme visada galvoti, tai ką čia galima gero padaryti. Tai jeigu ateinant ar prisišliejant prie to darbo, tai aš sakyčiau, mes tie fondų valdytojai esam tokie menininkai. Ir mūsų teptukas ir paveikslas tai yra tas fondo gražos grafikas. Taip. Tai mes kiekvieną dieną truputį vis pridedam ir akivaizdu, kad turim vienintelį tikslą, tai yra Lietuvoje būti geriausi, būti išskirtiniai ir jeigu žmonės ateis ir sakys, žinau, jūs čia geriausius turit rezultatus, tai taip, tada mano tikslas bus pasiektas, bet tam reikia dar dirbti labai daug. Antroji ta tikslo dalis, tai neįdomu vien tik Lietuva.
mūsų investicijos turbūt kokį 90%, gal ir daugiau yra už Lietuvos ribos, tai reiškia, kad mes kiekvieną dieną žiūrim, kas yra pasaulyje. Tai ką paimti iš to pasaulio ir pritaikyti čia savo sprendimuose, savo investavimo procese, bet to pačiu kaip pasiūlyti kažką padaryti tokio gero, kad jisai būtų ir geriausias pasaulyje. Tai mes turim investicinių fondų, kur mūsų konkurentai, nėra čia tie 5, 4 ar kiek lietuviškų konkurentų, bet tie, kurie yra 100 ar 150 yra pasaulio konkurentų. Tai. Ir kaip mums būti geriausiais tenai. Tai tokiu būdu tas galvojimas, kaip užkariauti pasaulį, jisai tęsiasi ir tai yra įrankis ir labai gera patogi vieta, kad galima realizuoti, nes sprendimų priėmimai, tos ausis, kurios gali išklausyti ir sakyti darom, yra labai arti. Ir mes visi tie žmonės, kurie patys ir kūrim. Čia tokia labai prasminga formuluotė, net užkariauti pasaulį gerumu. Ir gerumu įvairiom prasmėm, geriausiais rezultatais, geriausiu tuo grafiko potėpiu, ir žinoma, dar platesnių kontekstų. Tai labai ačiū Jums, labai gaila, kad laikas tiek ribotas, bet aš labai tikiu, kad bus dar galimybių pažinti Jūsų patirtį keliaujant šitą pokyčio kelionę. Ir be jokios abejonės rinkai visai pažinti, to pokyčio vertę. Taip, jinai net keliaus, sekančią dieną. Apie mygtuką pažadą priėmiau, apie bendruomenę pažadą priėmiau, apie geriausią pasaulyje, ką čia Lietuvoje. Irgi pažadą pakabinkim, tegu jisai būna kaip tam tikras, vos nepasakiau, kaip tam tikras baubas konkurentams, bet kodėlgi ne. Verslas yra tokia teritorija, verslas yra tokia veikla, o laimi klientas. Tai labai ačiū už šiltą, jaukų, malonų pokalbį. Aš Ugnius Savickas, mes čia buvome Verslo žinių video podcaste su Šiaulių banku ir aptarėme gana reikšmingą reiškinį ir įvykį finansų rinkose. Tai yra, man net norisi sakyti, kuriamą naują finansinį dalyvį ar finansinę instituciją, taip, veikiančio banko pagrindu, bet labai smalsu, kaip pagyvės visa bankinė rinka, kai jau galėsite pilna jėga realizuoti save tose sumanymuose, kuriuos esate sugalvoję. Su manimi buvo Vaidotas Rūkas ir Eglė Džiugytė. Ačiū labai ir nelietuviškai, bet laikau čiurikus už Jūsų sėkmę. Ačiū tau, sėkmės.